Kalispera. Geros popietės linkėjimai, taip, iš Kretos. Virš mano galvos plevasuoja Graikijos vėliava. Ir su tokia gaida praėjus kovo 25-ąjį, kai buvo Graikijos nepriklausomybės diena, pradedame atostogų sezoną. Taip, ir esu miestelėje, kur ką tik įvyko Kretos lietuvių susitikimas. Ir tas miestelis prieš akis atrodo štai šitaip. Gal daug kas esate jame buvę, gal jame ir būsite, tai yra Ajos Nikolaos. Mes turime tradiciją per Kretos lietuvių susitikimus atvykti pas kažką į svečius, pas kažką vieną iš Kretos lietuvių. Ir šiandien į svečius buvome atvykę pas Astą į Agijos Nikolaos. Patys kretiečiai šitą miestelį vadina Ajos Nikolaos. Ir man šiek tiek netgi keista žvelgti jau 19 valandą, žvelgti į visiškai šviesų dar Ajos Nikolaos, tik po truputį įžiebinti žibintus, nes iš tikrųjų dar vakar tiek Ajos Nikolaos, tiek bet kuris miestelis Kretoje ar miestas Kretoje buvo tokių laikų kur kas tamsesnis. Pasukome 1 valandą į priekį ir tuo pačiu pasukome artyn vasarą. O tai reiškia, kad netrukus įsibėgės atostogų sezonas. Tas netrukus, tai yra jau rytoj. Rytoj yra pirmas skrydis tiesioginis iš Vilniaus į Kretą, į Herakliono oro uostą. Tai tie, kas atvyks į Kretą, sveiki atvykę. Kaip matote, aš esu apsivilkęs megztinį, tai nepamirškite pasiimti tokių šiltesnių drabužių. Nepamirškite pasiimti ir netgi striukių nuo lietaus, nes būtent šiandien mes keliavome labai daug su Jurgita, mes pradėjom savo kelionę nuo Chanijos ir atvažiavom net iki Ajos Nikolaos, tai reiškia per visą salą. Tai čia dar vienas įrodymas, kad kai manęs klausia kartais, kur jūs dirbate Kretoje, aš sakau, dirbame visur saloje. Ir jeigu vakar mes gėrėm vyną Kolimbariją, visai kitam Kretos gale už Chanijos, visai kitur. Šiandien, kaip matote, štai prieš mano akis Agijos Nikolaos. O rytoj kur būsiu, jau daug kas žino, skelbiau rytoj Santorinis. Mano ekskursijos ir mano atostogų sezonas prasideda nuo Santorinio. Tai kad geografija iš tikrųjų mūsų labai plati ir tie, kas planuojate keliauti, tikrai neklausinėkite, kur mes dirbam saloje, kur mes dirbam Kretoje. Mes dirbam absoliučiai visoje saloje. O būnant Ajos Nikolaos, be abejo, labai rekomenduoju pasirinkti šitą takelį, arba iš viršaus į apačią, arba iš apačios į viršų, nukeliauti, pasigrožėti tais vaizdais. O šiuo metu, jei būsite, be abejo, pūkuotomis mimozomis, pasižiūrėkit, kaip jos dabar gražiai atrodo, Ajos Nikolaos fone, visas medis tiesiog geltonais žiedais aplipęs. Bet be abejo prisijungiu tam, kad papasakoti apie artėjančią savaitę ir kasgi artėjančią savaitę laukia tų, kas atvyks pirmieji poilsiautojai į Kretą. Be abejo, žaliuojanti Kreta jūsų laukia. Jinai žaliuojanti, pasipuošusi tais geltonais žiedais, kuriuos aš jums rodau. Geltonų žiedų daug, ne tik mimozos žydi akacijos, žydi liepštai, žydi žvaigždėtusios ramunės, pradeda krauti žiedus skaičiažiedės, jos irgi baltai geltonas. Tai kad jūsų laukia iš tikrųjų žaliuojantis ir žydintis peizažas, bet kol kas to šilumos ar karščio nesitikėkite Kretoje. Bent jau sinoptikai prognozuoja, kad visą savaitę Kretoje laikysis apie 20 laipsnių temperatūra su protarpiais lietumis. Kur tie lietus bus? Čia, kaip ir kiekvieną pavasarį, rudenį reikia stebėti ne vieną Heraklioną ar ne vieną Chaniją, o reikia stebėti absoliučiai visą salą gabaliukais, nes sala yra milžiniška, jinai yra kalnuota, joje yra 15 kalnų masyvų, o tai lemia ką? Tai lemia, kad lietus gali būti visur. Jis gali praeiti tai vienoje vietoje, tai gali praeiti kitoje vietoje. Tai iš tikrųjų nežiūrėkite prognozių saloje. Sala yra per daug didelė, kad galima pasakyti, kad saloje būtent yra vienoks oras, o ne kitoks. Tai tą turėkite irgi omeny.
Ir įmanoma bus pabėgti nuo lietaus. Tie, kas pas mus užsakėte autonomą ir Google Maps maršrutus, tikrai pasirūpinsime ir pranešime, kur nevažiuoti tuo atveju, jeigu nenorite patekti į lietų. Ir, pavyzdžiui, pasigrožėti tokių vaizdų Ajos Nikolaos, o ne kažkur tai kitur. Tai turėkite tą omeny. Be abejo, ir visiems kitiems keliautojams, kurie užsakys mūsų paslaugas šį atostogų sezoną, siūlysime tą variantą, kad apsaugoti maksimaliai nuo blogo oro. Bet tik tai maksimaliai nurodant, kur galite važiuoti, ką galite pamatyti, be abejo, garantijų niekas negali suteikti. Dėl to man labai keista, kai žmonės sako, važiuokite balandžio mėnesį, čia tikrai nelis. Bus to lietaus. Ir šiandien mes važiavom, kaip ir sakiau, šiandien nuo Chanijos iki pat Ajos Nikolaos. Iš Chanijos išvažiavom saulėtą rytą. Prie Heraklijono ir prie Guvės Chersonisos mus pasitiko baisingas lietus. Tiesiog pylė kaip iš kibiro. O atvykę į Kretos lietuvių susitikimą, kurio nuotraukomis būtinai dalinsiuos, mano Kretos Facebook'e, puikiausiai užlipom ir į Naksios viršūnę ir paskui pasibuvom čia, Ajos Nikolaos. Tai kad tikrai dalinsiuos tomis nuotraukomis, kaip mes praleidome čia su Kretos lietuviais. Mūsų buvo nedaug, bet tai yra tas brandolys ir tie žmonės, kurie tikrai nori atvykti, tie, kurie nori pasibūti, ir labai ačiū visiems, kurie susirinko. Šita tradicija bus tęsiama ir kaip kiekvienais metais Kretos lietuvių susitikimai vyksta 2 kartus per metus. Prieš sezoną ir po sezono. Tai reiškia, kad prieš sezoną jau įvyko ir sezonas ant nosis. Koks tas bus sezonas? Kol kas neaišku, kol kas labai sunku apibrėžti, koksgi bus artėjantis atostogų sezonas, nes daug yra nežinomųjų. Ir ačiū už kantrybę visiems, kurie laukia iš manęs informacijos, nes daug kas ir klausia ir dėl ekskursijų į Santorinį, ir dėl ekskursijų po salą. Aš daugam sakau, kad grafikų dar nėra, reikia palaukti. Ir kai tik tai bus grafikai, jais būtinai dalinsiuos mano Kretos svetainėje. Kas dar naujo, kas startuoja nuo balandžio 1 ir ne tik nuo balandžio 1, bet nuo sezono, nuo rytojaus, tai yra mano tiesioginės transliacijos Facebooko grupėje Atostogas Kretoje ir Santorinėje. Jų nebuvo visą žiemą. Kas seka dažniau, jūs puikiai žinot, kad jas darydavau bemaž kasdien. Paleidau tokią apklausą grupėje Atostogas Kretoje ir Santorinėje, paklausiau, ar reikalingos tos transliacijos kasdien. Na ir matau, kad didžioji dauguma sako, kasdien nereikia, bet norėtume tų tiesioginių transliacijų su aktualijomis iš Kretos. Tai tos transliacijos bus dažnesnės, o sekmadieninės, kaip ir visą laiką, lieka čia Facebooko puslapyje Mano Kreta, bus sekmadieninės, apžvalginės transliacijos, o tos kasdieninės, ne kasdieninės pavadinkime, o dažnesnės bus Facebooko grupėje Atostogas Kretoje ir Santorinėje. Tai kad prisijungite prie jos, sekite, bendraukite, klauskite vieni kitų, nes ten tikrai yra nemažai Kretos ekspertų, kurie jums atsakys į daugelį klausimų. Kai kurie galbūt nukreips į mane, o aš pasistengsiu irgi pastebėti tas žinutes, į kurias galiu atsakyti. Tai va, čia dar vienas niuansas. Kita savaitė, kuo dar ypatinga, 1 balandžio savaitė vyksta įvairiausi maratonai visoje Kretoje. Bent jau balandžio 6 dieną į Chaniją dienos metu ryte nekelčiau kojas, nes ten bus daug eismo apribojimų. Tai reiškia, kitą sekmadienį Chanija bus pilna bėgikų, maratonininkų. Beje, maratonė bėgs ir Jurgita, manęs nebus Kretoje tuo metu. Būsiu išvykęs, apie tai sužinosit irgi. Tai morališkai palaikykite Jurgitą bėgime balandžio 6, bet ir patys, jeigu važiuosite į Chaniją, nusiteikite, kad tenai bus kamščiai, uždarytos gatvės, nes vyks Kretos maratonas. Lygiai taip pat pasidomėkite kitais regionais. Gali būti, kad Kretos maratonas persikels jo dalis į kai kurias kitas vietas. Šiandien, beje, čia Ajos Nikolaos vyko taip pat šventė skirta vaikams, čia prie šito ežero, prie kurio esu. Dabar jau tai yra įlanka, ne ežeras. Ir mes patekome ryte į tokią
tokį truputėlį nesusipratimą, kai negalėjom pravažiuoti visomis gatvėmis. Tai kad balandis yra toks, skirtas sportininkams, vaikams ir įvairiausioms aktyvioms veikloms, dėl to tuo reikia pasidomėti iš anksto. Pasistengsiu surinkti renginių grafiką ir jį paskelbti mano Kreta LT svetainėje, kaip tą darau kiekvienais metais, bet kaip visą laiką, kiekvienais metais reikia daugiau kantrybės sulaukti visos informacijos apie tuos renginius, kurie vyks ne tik pavasarį, bet ir vasarą bei rudenį. Tai kad sekite mano pranešimus, be abejo, jų bus daugiau. Na ir mistika ir įdomumas tuo, kad šis sezonas prasideda kartu su naujais Mėnulio metais. Nežinau, kiek domitės kalendorių sudarimais, man tai yra be galo įdomu visa ta istorija, kad būtent šumerų civilizacija, babiloniečiai mums padovanojo tokį paprastą dalyką kaip kalendorių. Taigi jis nebuvo nuleistas iš aukščiau, žmonės jį sukūrė. Ir jie buvo sudarę Saulės Mėnulio kalendorių, gyveno tiek pagal Saulę, tiek ir pagal Mėnulį. Na ir ši jaunatis, kur buvo vakar, prasidėjo vakar, su Saulės užtemimu dar plus buvo naujų Mėnulio metų pradžia. Pirmas Mėnulio metų mėnuo yra mėnuo Nisanas. Gal esate girdėję šitą pavadinimą, automobiliais domintis be abejo žino. Čia yra absoliučiai šumerų žodis ir tai reiškia pradžią. Tai labai smagu ir įdomu, kad pradedam sezoną nuo Mėnulio metų pradžios tuo pačiu ir Nisaną, beje, patį kalendorių lig šiol naudoja tiek žydai savo švenčių nustatymui ir beje ir hebrajų tradicijoje tai prasideda šįsyk prasideda nauji metai nuo Nisano, nors naujus metus jie švenčia nuo 7 mėnesio. Čia yra niuansai, jeigu domėsitės kalendoriais, surasite visą šitą informaciją, be galo įdomu. Ir daug kas prasideda. Plus dar vienas labai įdomumas, kad baigėsi Ramadanas, musulmoniška šventė, būtent irgi vakar su švente, didžiulė musulmoniška šventė ir vietos musulmonai, kurių čia bendruomenės yra labai mažos, bet man teko jūs matyti Hanijui šįryt, ėjo ryte pasitikti Saulės pagal savo visas tradicijas. Tai kad daug visko susideda į vieną krūvą ir dar plus atostogų sezono pradžia. Tai mistiškas toks laikotarpis tam sezono pradžiai. Linkiu visiems nuostabaus, gero sezono, daug kantrybės, tą žino tiek kolegos, tiek konkurentai, kuriems irgi linkiu gero sezono, nes tik surėmę pečius mes galime padaryti daug įvairių gerų dalykų. Tai kad kantrybės iš tikrųjų reikia, sveikatos, daug saulės, daug šypsenų ir keliautojų, kurie suprastų, kad mes čia tikrai netostogaujam, o dirbam ir tą įvertintų. Tai ačiū visiems, kurie esate kartu, kurie būsite čionai, kurie galbūt atvyksite čia į Ajos Nikolajaus ir pakeliausite, sužinosite, pajausite, kas yra Kreta. Gero sezono, gerų atostogų tiems, kas atvyksite. Pradedam jau nuo rytojaus. Gero skrydžio tiems, kas atvyks pirmuoju skrydžiu tiesioginiu iš Vilniaus į Kretą. Dar kartelį šiek tiek Ajos Nikolajaus vaizdų, nusileidus jau prie pat ežero. Gražus vakaras, ilgesnis vakaras ir puikiai diena su Kretos lietuvių susitikimu, kuris šiandien įvyko, pradėti atostogų sezoną. Sėkmės visiems, pasimatysime po savaitės mano Kretos tiesioginėje transliacijoje ir jau savaitės bėgyje Facebooko grupėje Atostogas Kretoje ir Santorinėje, kur tokios transliacijos bus apie tai, kas yra aktualiausia savaitės bėgyje būtent tam tikrą dieną ir artimiausių metų. Sėkmės visiems, gero vakaro, geros savaitės. Ate.